projektas beveik 2006 metais, kai buvo diegiamas finansų valdymo sistema. Ir toje vietoje Alna Business Solutions buvo vienas iš partnerių, kuris padėjo gyvendinti šitą projektą. Sekantis projektai buvo licencijų techninio aptarnavimo paslaugos nuo 2012 metų. Ir šiuo metu Alna Business Solutions kartu su partneriais CLA Telekom įgyvendina euro konversijos projektą, kurio metu finansų valdymo sistema yra konvertuojama ir pritaikoma euro įvedimui Lietuvoje. Finansų valdymo sistemos viešasis pirkimas įvyko vėlai ir teko partneriams greitai reaguoti į situaciją, sukurti planą, kuris būtų efektyvus, nes Sodra yra didelė kompanija, kuri turi užtikrinti pensijų mokėjimą, visų išmokų mokėjimą ir toje vietoje be patikimų partnerių nebūtume galėję įgyvendinti šito projekto. Alna Business Solutions dalyvavo kartu su partneriais viešajame pirkime, kur pasiūlė geriausias sąlygas mums. Projektas šiuo metu yra vykdomas, jisai trunka 7 mėnesį ir jau šiuo metu planuojama paskutiniai darbai, ko pasiekoje vartotojai neturi nusiskundimų, pensijos yra mokamos, visa veikla yra stabili, viešasis pirkimas įvyko vėlai, tai buvo likę labai mažai laiko pasiruošti ir sudėlioti žmogiškuosius išteklius ir visus resursus, kuriuos mes turime, kad būtų gyvendintas sėkmingai euro konvertavimo projektas. Tai parodė partnerių kompetenciją ir žinias ir tuo pačiu skirtus žmogiškuosius išteklius ir resursus. Ir projektas buvo suvaldytas nepriklausomai nuo to, kad viešieji pirkimai užsitęsė ir tai kėlė grėsmę nepritaikyti finansų valdymo sistemą prie euro. Šiuo metu sėkmingai konvertavus sistemą ir pritaikius ją darbui su euru, planuojami sekantis darbai, tai yra perėjimas prie SEPOS. Tai yra Single Euro Payment Areas, kurioje bus visi mokėjimai atliekami naujų standartų. Ir tai tolygu tokiam pačiam projektui kaip euro įvedimas. Ir Sodra skelbs viešuosius pirkimus ir tikimės, kad nauji partneriai įdiegs sprendimą tinkamai lygiai taip pat.